Norit, galim pravesti tuos užsiėmimus. Tai gerai, truputį pasitaisykit. Aš ir pavaikščiosiu, kad paskui nesustinčiau mano seniai. Žiūrim į tolį metam, išmokstam atpalaiduoti akių raumenis. Įkvėpiam ir su iškvėpimu užsimerkia. Dirbam tik užsimerkia, kadangi patekusi šviesa automatiškai tempia raumenis ir mes negalim pajusti tas, kas reikalinga. Visas dėmesys į kaktą, kaktos raumenis, pakeliam antakius, tai pajudinam, pajaučiam kaktą, kaktos raumenis, odą ir atpalaiduoja. Visas dėmesys į kairę akį, pajudinam, pajaučiam kairės akies voką, kairės akies odą. Primerkiam, pajaučiam ir atpalaiduoja. Visas dėmesys į dešinę akį. Primerkiam, pajaučiam, pajudinam ir atpalaiduoja. Visas dėmesys į veidą. Veido raumenis nepaprastai sudėtingi ir svarbus veido raumenis. Nusišypsom, pajaučiam tą šypseną ir atpalaiduojam. Išmokstam įsivaizduoti savo ramų miegantį veidą, ypatingai prieš miegą. Dabar visas dėmesys į apatinį žandikaulį. Prasižiojam, pajudinam į šonus, pajaučiam dantis, raumenis. Ir ypatingai gerai išmokstam pajusti tą daviklį apatinio žandikaulio sąnarius, kurie reguliuoja tą sukandimą. Tai pajudinam, pajaučiam ir atpalaiduoja. Žandikaulis atvėpsta. Dantys nuo dantų nutolsta, lūpos sučiauptos. Dabar visas dėmesys į liežuvį. Pajudinam, pajaučiam visą liežuvį. Paduodam liežuvį atgal, pajaučiam liežuvio šaknį ir atpalaiduoja. Visas dėmesys į sprando pakaušio raumenis, lenkiam galvą į priekį, pajausdami pakaušio sprando raumenis, sukam galvą aplink, į vieną pusę, į kitą. Ir gerai išmokstam pajusti visus kaklo raumenis. Nepaprastai svarbus, per juos praeina ir kraujagysliai, nervai, į galvą ir iš galvos. Ir jeigu jie įsitempia, jie duoda visokių jutimų, visokių susirgimų tiek galvoj, tiek visam kūnui. Pajudinam plaukuotą galvos odą, plaukus, tai paslankstom, pajudinam, pajaučiam ir atpalaiduojam. Visas dėmesys į pečius, pečių sąnarius, pajudinam, pajaučiam pečius, pečių sąnarius. Nustatom nuotolį nuo galvos iki pečių sąnarių ir iš lėto traukiam pečius į viršų ir į priekį, lyg norėdami pasiekti nosį. Įtempę, palaikom, pajaučiam ir su iškvėpimu numetam. Visas dėmesys į rankas. Rankų raumenis nuo pečių iki alkūnių, taip patampom, pajaučiam. Alkūnių sąnarius pajaučiam, išlenkiam rankas iš. Nuo alkūnių iki riešų, taip apie ašį pasukinam rankas, pajaučiam. Riešus, delnus, pirštus pajaučiam. Ir atpalaiduoja.
Kvėpuoti lengva, pajaučiam, kaip oras praeina į nosį. Pajudinam šnerves, pajaučiam, kaip praeidamas oras glamonėje nosies gleivinės nervinės ląsteles, uoslės organus, kurie yra priekinė dalis smegenų, susiję su visais centrais, su galvos indais. Gerai išmokstam pajusti, kaip oras atneša lengvumą į galvą, kaip lengvumas galvoje atneša ramybę, jokių minčių, jokių problemų. Mes protingi žmonės susirinkom čia, skirtim savo tik kelias minutės, ne tam, kad pašalinės mintis po galvą varinėti, prisiminimus prisiminti, o tam, kad patys ir tą galim padaryti tik tai patys ir niekas kitas už mus. Tik ilgų, kruopščių, reguliarių savistovų treniruočių pagalba. Per ilgą laiką išmoksime valdyti savas mintis, savas nuotaikas, savus jausmus. Išmoksim atstatyti, ištreniruoti tik tuos kūno raumenų jutimus, tą atsipalaidavimą, pajusti vientisumą kūno, kuris mums suteiks ramybę, pasitikėjimą, atstatys tą genetinę savireguliaciją, natūralų miegą, sveikatą ir ją palaikys tol, kol mes sugebėsime laiku reguliariai savistovę atlikti tuos meditacinius pratimus, kvėpuoti lengva, pajaučiam, kaip įkvepiant, iškvepiant, maloniai galingai dirba visa krūtinės ląsta, visi krūtinės ląstos raumenys. Gerai išmokstam pajusti lengvumą krūtinės ląstoje. Išmokstam pajusti, kaip dirba diafragma, pats galingiausias žmogaus kūno siurblys, pats didžiausias pagelbininkas širdies, plaučių ir visų kitų vidaus organų. Patampom pilvo raumenis, pajaučiam ypatingai apatinį trečdalį pilvo raumenų, kuris tiesiogiai susijęs su mažo dubens organais, su giluminiais stuburo mažo dubens raumenimis. Įkvepiam, įtraukiam pilvo raumenis, įtempę, palaikom, pajaučiam ir su iškvėpimu atpalaiduojam. Ir išmokstam pajusti, kaip iškvėpimas gerai atpalaiduoja pilvo raumenis. Tiesiog suvokiam, įsimenam tą iškvėpimo atnešamo atpalaidavimo jutimą pilvo raumenys. Dabar visas dėmesys į nugarą, nugaros raumenis, patampom, pajaučiam nugaros raumenį, juosmens raumenis, kryžkaulį pajaučiam, kryžkaulį, klubo sąnarius net išmokstam pajusti. Visą stuburą pajaučiam tą judėjimą, nervinę ašį, šlenkiam krūtinę į priekį, pajaučiam visą stuburą ir su iškvėpimu atpalaiduojam. Ir išmokstam pajusti, kaip nugaros oda susiliečia su drabužiais. Išmokstam pajusti visą nugarą,
išmokstam įsivaizduoti savo nugarą tokią švarę lygę, truputį saulė įdegusi. Dabar visas dėmesys į kelius kelio sąnarius, palankstom kojas ir išmokstam pajusti lengvą judesį kelio sąnariuose, lengvą judesį kelio sąnariuose. Nustatom nuotolį nuo galvos iki kelio sąnarių, pajaučiam, kur galva, kur kelio sąnariai. Atrodo, kad kelio sąnariai nutolsta nuo mūsų galvos. Pajaučiam tą nutolimą. Dabar nejudindami kojų išmokstam patampyti ir pajausti šlaunų raumenis tik apie kelio sąnarius, tie, kurie maitina kelio sąnarius. Šlaunų raumenis patampom, pajaučiam sėdynės raumenis, tarpvietės raumenis, taip įtempiam šlaunų raumenis, sėdynės raumenis, įtempę palaikom, pajaučiam ir su iškvėpimu atpalaiduoja. Visas dėmesys į blauzdas, blauzdų raumenį. Pajudinam kojų pirštus, pajaučiam pėdas, padus pajaučiam, čiurnų sąnarius pajaučiam. Blauzdų raumenis pajaučiam, užlenkiam pėdas į viršų, taip įtempę palaikom, pajaučiam tą įtampą ir su iškvėpimu atpalaiduoja. Ir išmokstam pajusti, kaip iškvėpimas gerai atpalaiduoja visus kūno raumenis. Kaip su kiekvienu iškvėpimu mes grimstame vis giliau į atsipalaidavimą, į vidinę ramybę. Ir kartu išmokstam pajusti, kaip įkvepiamas oras atneša lengvumą, vientisumą į visą kūną, būtinai išmokstam pajusti. Taip malonu įsitreniravus pajusti visą lengvą, vientisą kūną, vidinę ramybę. Išmokstam pajusti visą kūno odą. Pajaučiam, kaip drabužiai prisiglaudžia odą vientis. Vidinė ramybė, saugumo jausmas, ypač prieš miegą. Labai svarbu pajusti saugumo, malonų poilsio jausmą. Išmokstam pajusti kūno schemą, kojas pajaučiam, kojas. Liemenį pajaučiam, liemenį. Rankas pajaučiam, rankas. Galvą pajaučiam, galvą. Atrodo, kad sąmonė randasi šalia atsipalaidavusio kūno, žvelgia iš šono į kūną, tikrina nuo galvos iki kojų. Ar nėra kur nors įsitempusių raumenų sukaustymo, ar netirpsta rankos ar kojos. Jei šiuos reiškinius kur nors surandam, iš naujo tuos raumenis patampom, pajaučiam ir atpalaiduoja.
Ir taip nuo pat pradžios iki pabaigos užsiėmimo mokomės tą galingą žmogišką dėmesį, atitraukti nuo pašalinių minčių, blogų jutimų ir nukreipti tik į gerus pojūčius einančius iš kūno, iš raumenų. Mokomės pajusti, kaip įkvepiamas oras atneš lengvumą, vientisumą į visą kūną. Mokomės tą lengvumą, vientisumą pervesti į vidinę ramybę, į malonų poilsio jausmo, ramybės pajutimą. Kvėpuoti lengva, pajaučiam, kaip oras atneš lengvumą į galvą, lengvumą, ramybę, kaip lengvumas, ramybė iš galvos kartu su oru plinta po visą kūną. Kūnas vientisas. Prieš mūsų akį žali lapai taip gražiai apšviesti, išmokstam pamatyti tuos žalius lapus, pajusti tą ramybę sklindančią nuo žalumynų. Mes matom pievutę su žalia minkšta žolytė, sodria minkšta, pajaučiam, kaip mūsų kūnas įsitiesęs vientisas ant žalios minkštos žolytės, kaip žolytė liečiasi prie mūsų odos. Pajaučiam, kaip su įkvepiamu oru nuo galvos iki kojų, lengvomis bangomis, srovėmis praeina galinga gamtos energija, sukaupta mūsų protėvių per milijonus metų, atstato kiekvieną ląstelę, galinga gamtos energija. Išmokstam įsivaizduoti ir pajusti, kaip apie mus auga galingi medžiai, milžinai, ramiai stovi girios galiūnai. Pajaučiam, kaip nuo milžiniškų medžių kamienų ramybė nematomomis gijomis skverbiasi į mūsų kūną, užpildo kiekvieną ląstelę ramybę ir pasitikėjimu. Tiesiog išmokstam susilieti su milžiniškų medžių kamienais, pajusti tą galingą ramybę, ištvermę, kantrybę. Mes matom mėlyną dangų su baltais tokiais lengvais debesėliais, kurie taip iš lėto plaukia raminančiai mus veikia. Išmokstam pamatyti tą žydrą dangų, pajusti tą bekraštės visatos harmoniją, protą, ramybę. Mes ilsimės ir mokomės pajusti tą malonų poilsio jausmą, atsipalaidavimą. Prisimenam pačius gražiausius gamtos kampelius, kuriuose mes kažkada ilsėjomės, atgavom jėgas, ramybę, pusiausvyrą. Ir ne tik tą gamtą, tuos žalumynus išmokstam įsivaizduoti ar net pamatyti, bet ir tą gerą nuotaiką, tą gerą savijautą prisimenam iš tų laikų, kada mes galėdavom pajusti ir pasistengiam atgaivinti tuos jutimus geros savijautos kiekvieną treniruotę, kvėpuoti lengva, žydras dangus, balti paukščiai taip iš lėto skrenda raminančiai mus veikia.
Kvėpuoti lengva, pajaučiam, kaip oras atneša lengvumą į galvą, kaip galva darosi lengva. Mes išeinam iš to atsipalaidavimo lygiai kaip iš miego, galva lengva. Lengvumas iš galvos kartu su oru plinta po visą kūną, galva lengva, kūnas lengvas, lengvas kūnas. Vidinė ramybė. Įsivaizduojam, kaip lengvai, grakščiai, jausdami lengvumą visame kūne, keliamės nuo žalios žolės, atsistojam ir einam dideliais lengvais žingsniais, tarytum plaukiam per žalią pievą, judėti lengva, malonu, išmokstam pajusti tą judesio lengvumą, išmokstam pajusti tą malonų raumenų susitraukimą, tą raumenų darbo džiaugsmą lengvo judesio metu. Kojos lengvos, lengvos kojos pačios kyla į orą. Išmokstam sugauti, pajusti, kaip pačios plaukia ore. Lengvumas iš kojų pereina į visą kūną. Rankos plaukia ore, kyla rankos į orą. Lengvos rankos plaukia ore. Dabar išskėčiam pirštus, pajaučiam kiekvieną pirštą ir taip iš lėto gniaužiam pirštus į kumščius, suspaudžiam, ne tiek spaudžiam, kaip pajuntam tiesiog smegenim jėgą ir pasitikėjimą. Ir iš lėto atgniaužiam taip, kad į kitą pusę su jėga atsiliam. Ir dar kartą gniaužiam, suspaudžiam, pajuntam jėgą ir pasitikėjimą. Ir iš lėto atgniaužiam taip, kad į kitą pusę su jėga atsilenktų pirštų. Dabar pajudinam kojų pirštus, pajaučiam pėdas, blauzdų raumenis, šlaunų raumenis, sėdynės, pilvo raumenis, juosmens, nugaros, pečių raumenis,
juosmens, nugaros, pečių gerai, taip, ir pajudinam galvą į šonas būtinai, pašlėto, taip, kaip malonu, kad taip lengvai galime judinti galvą. Pajaučiam tą malonų kaklo galvos judesio lengvumą. Dabar iš vidinės pusės viršutinės lūpos. Užkišam liežuvį giliai, taip iki dantų smegenų pagrind. Vedam liežuvio galiuku ten, kur lūpos prisektos prie dantenų ratu, į vieną pusę į kitą. Ir pasistengiam pajusti lengvumą veide, malonų lengvumą. Dabar kvėpuoti lengva, pajaučiam, kaip oras atneša gaivumą, lengvumą į galvą. Mintys plaukia taip lengvai, ramiai, galva gaivi, lengva galva. Įkvepiam giliai, pajaučiam krūtinės raumenų jėgą ir su iškvėpimu atsimerkiam. Suimam rankas taip ir užsimerkę išmokstam būtinai įsivaizduodami, tempiam tą stuburą ir įsivaizduojam, kad jis toks ilgas, tiesos, lankstus, iki 3 metrų ištįstai. Ir taip kiekvieną kartą. Ir viskas. Nu, matot, kokią kankinę. Matot? Tai ką sako darys? Nu, jeigu kaimynas darytų už mane, nu, tai dar gali ką nors. O pačiam tai jau čia, žinai, kaip tam to pasako, gražus Martynai dangus, bet ne. Va. Nieko tokio, kad minčių iš viso beveik nėra. Prašau? Nieko tokio, kad minčių iš viso beveik nėra. Tai gerai. Čia kaip tik ir yra, kad raumenys gesina mintis. Suprant? Čia labai svarbus momentas šitą. Ir vienintelis genetiškai, vat, kaip sako, etiopatologiškai, iš esmės padeda nugalėti nerimą ir baimę. Nežiūrėkit, kaip paprastai. Ar žmogus galėjo atpalaiduoti raumenį savo, jeigu jis buvo baimiai, nerime kokiam, susirūpinęs, įtampoj? Negalėjo. Reiškia, jis turi šitą genetiškai užkoduotą jutimą. Ir atpalaiduodavo tik tada, kada šitą buvo ramus. Ir čia mes darbštumo savo pagalbą, va tų bioritmų, pagal tas valandas, kada darom, tai mes tarytum įstumėm tą visą savo jutimą. Suprant? Dar kad vaikai nustojo kvėpuoti. Kvėpavimas, žinokit, yra fiziologinė funkcija, yra užkoduota irgi. Tai dabar jeigu jūs pradėsit virškinimą reguliuot, va, suprantat, tenai inkstų darbą, žinai, va, viską. Aš atsimenu kažkokiu laiku, Charkove buvo suvažiavimas, tai vienas toks fruktas atsivežė tokią knygą, parašė, kiekvienam organui treniruotę, kaip jis gerai dirba. Tai aš jau klausiu, tai kada reikia daryti tą treniruotę tam organą? Nu, sako, kai laiko tai. Pasakau, tai, kad šitie žmonės niekad neturi laiko savo, jie niekad nedaro. Nu, tai 5, žinai, 1 sykį, 2 sykis, nu, tai čia jis 2 sykį, tai 1, tai kiek minučių, tai 3, tai 5. O ką, sakau, kitas minutės daro? O kitas varo savo juodą tą savigraužą, ne, įtampą. O 5 minutės, jeigu tu tai po 5 kart darysi po 5, tai da kiek tų minučių ta juoda įtampa liks.
O bedarant tą, suprantat, va, treniruojant organą, padarai kaip tik tą liniją tiesiai į tą organą. Ir paskui, kada tu įsigasti, kada supyksti, kada tau stresas, viskas nueina pagal tą. Tai viskas. O. Vat kodėl čia negalima visus gamta, kūrėjas davė mum raumenis. Suprantat? Apsigynimui viską. Ir stresas pagrindinai turi nueiti į raumenis. Ką mes ir stengiamės atstatyti va šitas jutimais tom treniruoti. O tie, kurie deda va taip nykščius kairius į viršų, jie nežino, kad jie kairiai ir kad jie jautrus, tai šitiem labai pavojinga darosi. Va. Ir jie kur kas daugiau nukenčia. Va. Nu stres, nes jie maina viskas į organus vidaus. Va. Pagrindinai. Matot kaip? Nu, va, nu tai aš tiek. Turim klausimų dar, vieną klausimą. Nu, va, dar vieną tokį akcentą. Tai kiek kart per dieną žmogus turi valgyti ir kuriom valandom maždaug, gal nepriklausiau, bet... Va taip, žinau, čia tų madų tai labai daug. Jeigu jau mes nedirbtume, tai kaip kavą gerim, apie 10 valandą pirmas iki reiktų valgyti, suprantat. Paskui vidurdienį reikia valgyti. O kelintą vidurdienį? 12? 12 ir pamiegot po to. Paskiau reiktų paskutinį kartą valgyti kažkur tarp 16-17 valandos. Vat kaip mus mama šėrė, kaip tas va, visas šitas reikalas pasidaro. Vat padariai treniruotę ir užvalgiai gerai. Va. Ir kiek laiko reikia pietus maždaug valgyti? Nu tai 20 trumpiausia minučių. O jeigu greičiau kaip per 20, tai tik paėdęs jau. Jau tada reikia vedžioti, jau reikia šonus man. Viską. O dabar yra daktarai nustatę, kad yra alaus pilvas. Va. Jeigu daugiau pas vyrus, kai 94 cm čia apjuosas, o pas moteris 88, tai sako alaus pilvas. Žiūrau, mokslinis tyrimas, ten instituto paskelbta, žinai, ir vokiečių, ir anglų, ten ir kitų, kad apie baubį ir ten tas viso, žinai. O alaus gerimas leistinas, maždaug leistinas, aš nesakau, kad rekomenduotinas, bet kiek? Nu, kad kaušelį tai išgersi. Per? Nu, kiek dienai ten, žinai, per, nu, 2, bet čia organizmas, kiek nori tas organizmas. Vienam, kaip tam anekdote, leidžia į užsienį, Ivanovas į Petrovą, parašė pareiškimus, bet viens kelialapis. Tai sušaukė komisiją, reiškia, reikia patikryti, ar jie gali važiuoti katras. Pas Ivanovą klausė, kiek gali išgerti. O tas sako, много. Сколько надо. O, все. Petrova klausė, nu, sako, много. A сколько? Nu, vedro, sako. Nu ir Petrova išleidžia. Tas parašo Ivanovas skundą, atvažiuoja komisija, kodėl tą išleido, to va. Sako, jis nežinau, kiek išgert gali, žinai. Va. Tai čia tas ir yra, žinokit, kad kiekvienam pagal normą. Čia nėra tokių, žinau. Ir kaip mums, žinau, šviesios atminties toks profesorius Jurgutis aiškino apie ligas ten, kas padeda, kas nepadeda, tai sako, žinai, suserga vidurių šiltinė, kriaučius ir šiaučius. Ir duoda abiem lašinių užvalgyti. Kriaučius numiršta, šiaučius pasveiksta. Tie rašo, kad kriaučiui lašinių negalima privesti, o šiaučiui tinka. Va. Taip, kad čia žinot, reikia, kad organizmą įsiklausyt, kad jį,
ir net prieš gamtą. Bernardas Šau toks buvo, žinot, filosofas, žurnalistas, tai jis rašė, kad girdi išmintingas žmogus, tai stengiasi prisitaikyti prie gamtos dėsnių. O durnius tai stengiasi gamtos dėsnius pritaikyti prie savęs ir taip miršta. O, suprant? Va, sako, neišeina, čia man reikia dirbti, viską, nu ir kas čia tokio, kaip pas mane pabūna tose treniruotėse meditacijos. Klausiu, nu kaip? Nu, sako, žinot, matai, neišeina. Pirmas iki atėsi. Nu, sakau, tai labai gerai, kad neišeina. Tai kodėl gerai? Nu, sakau, tuos visus išneša, kad neišeina. O kas čia jam rūkytis nereikia. Viskas tvarkoja. Čia nieko nepašaukinėsi, nieko nepapaišysi. Kai apserga, nustato 4 stadiją, ten to augliuojo, visai save graužia, ten ir taso. Vis tai paskui, kai pradeda chemijos jam tada, ir pasidaro, kad gydymas daug sunkesnis negu mirtis į ligą. Va. Tai logikos jokios čia nėra. Veža, operuoja kažkur, tai kažką tai daro. Nu, aš nežinau, kaip čia gaunas. Nu, gerai, turbūt viso geriausia. Ar tu vienu žodžiu tik klausimas. Gultis ir keltis. Kelintą valandą, maždaug gultis atrodo 9:30. Taip, o keltis tarp 5-7 valandos. Va, šito. Jeigu nenori, kad širdies kraujagyslė šuntuotų. Vidurkį imsim, 6 kelsimės. A taip šuntuos, jeigu tik tai iš ryto miegosit, ilgai šuntuos.